Lietuvos tūkstantmečio vaikuose dalyvauju jau 3 kartą. Tiesiog šiais metais sakiau, kad tiesiog nedalyvausiu, bet draugas pasiūlė, tai užsiregistravau. Kažkaip netgi per gerai, nesitikėjau, kad tiek daug pasieksiu. Nesiruošiu praktiškai. Visiškai? Perskaičiau ten 1-2 knygas, bet taip, neišreikia. Baigęs mokyklą tikriausiai stosiu į universitetą, chemiją. Mokykloje man labiausiai patinka chemija ir geografija, nes tiesiog chemija kažkaip įdomu, ten visokios formulės jas reikia lipdyti, dėstyti, sukurti ten vienokią kitokią, o geografija tai yra viskas apie pasaulį. Tai aš mėgstu žiūrėti į televizorių, žaisti su kompiuteriu, skaityti knygas, kartais pasivaikščioti į lauką. Mokiniams labiausiai norėčiau palinkėti siekti savo tikslų daugtaškis. Andrius yra šiltas, linksmas, mielas žmogus, jisai kiekvienoje situacijoje randa nestandartinį sprendimą, tik tiek, kad jo interesų ratas labai platus ir bijau, kad neišsibarstytų per daug. O šiaip ką galima palinkėti sėkmės ir atsimint, kad žaidimas tai yra tik žaidimas. Kaip mokinys Andrius yra santūrus, pasitiki savimi, intelektualus, sakyčiau, toks inteligentiškas, išlaikytas, mažakalbis, bet jeigu jau reikia pasisakyti, tai jo klausytis visuomet smagu, nes kalba įsigilinęs į esmę, savim pasitiki, greitai randa problemų sprendimo būdus, nemėgsta mokytis atmintinai, tiesiog viską nori suvokti ir į viską nori įsigilinti. Kaip žmogus, patikimas, atsakingas, įdomus ir nenuobodus. Šiaip džiaugiuosi, kad gimnazijoje yra tokių mokinių, o Andriui linkiu eiti tik pirmyn, augti žiniomis, intelektu, tobulėti, nes tik geri, smalsūs ir gabūs mokiniai yra tikras mūsų džiaugsmas. Sėkmės.